Norime pristatyti vokiečių gamintojo Ratio Tech gaminį, euro detektorių, pinigų detektorių. Vokiečių gamintojas Ratio Tech yra tikrai populiarus pasaulyje. Jų visi gaminiai yra skaičiuokliai ir detektoriai sertifikuoti Europos centrinio banko. Jie yra gan plačiai naudojami, pavyzdžiui, Vokietijos supermarketų tinklas Lidl naudoja virš 10 000 soldi aparatų savo parduotuvėse ir daug kitų kompiuterinės technikos tinklų ir kitų klientų tikrai naudoja, nes yra patikimi. Kita priežastis yra, kad yra nemokamas programinės įrangos atnaujinimas. Tiesiog per micro USB jungtį pajungsite prie kompiuterio ir atsinaujinsite programinę įrangą, ką tai leis jums, jeigu išeis naujos kupiūros, Europos centrinis bankas išleis, tada jums nereikės papildomai mokėti už programinės įrangos atnaujinimą. Tiesiog labai paprastai ten pasijungiate, atpažįsta koks įrenginys ir paveiksliukais rodo, ką daryti toliau ir ten keletas minučių ir jūs puikiausiai atnaujinsite programinę įrangą. 2016 metais bus naujos kupiūros 5 ir 10 eurų. Tai tikrai reiks atnaujinti ir jūs su šitais gaminiais apsaugosite savo finansinės investicijas. Ir dar turėčiau paminėti apie šį įrenginį, kad jis gali tiesiog jungtis prie elektros lizdo, arba čia gali būti, kaip šiuo atveju, statyta baterija, akumuliatorius, kuris leis jums juo naudotis mobiliose prekybos vietose. Šis įrenginys turi tikrai dabar daug funkcijų, todėl galim truputį praeiti, ką tai reikia padaryti, tai įjungti, arba jisai bus pas jum įjungtas. Ir yra, irgi paprasčiausiai jūs dedate eurus ir jie grįžta, dedate kitus eurus ir jie grįžta. Ir yra keli nustatymai. Pagrindinis nustatymas, tai jeigu jūs norite, kad dedant eurus, kad juos skaičiuotų, tai tiesiog reikia palaikyti, čia parašyta tokiom raidytėm add. Tai add on reiškia, kad jisai skaičiuos eurus. Dėsite 10 eurų, ištraukėte, dėsite 5 eurus, ištraukėte, jau rodo 15 eurų, dar turite rankoje eurų. Traukėte, rodo 25 ir taip jisai veikia. Na, o jeigu norite, kad neskaičiuotų, palaikote add off, tai tada jisai jų neskaičiuoja. Tiesiog neprideda, ta prasme, sumos, kad nerodo, jis tiesiog kupiūras skaičiuoja, parodo. Ir jeigu dar dedu, tai jis man parodo, kad buvo 2 kupiūros po 5 eurus. Taip pat jis turi papildomų funkcijų, irgi labai paprastų. Jeigu mes palaikysime setup, hold on, tai reiškia, kad jisai kai įvažiuoja kupiūrą ir grįžta, jisai ją užlaiko. Jeigu mes paspausime hold on ir po to iš meniu to išeisime, tai jis tiesiog tą kupiūrą ir nuvažiuos. Kitas punktas tone on, tai reiškia, arba tone off, tai jisai neskleis garsinio signalo. LED on, tai tiesiog apšvietimas, gal čia kokiuose klubuose ir taip toliau, tai kur reikia apšviesti, tada galima taikyti apšvietimą. Eco, čia yra pasirinkimai, kada jis turi išsijungti. Čia išsijungs po 15 sekundžių ir tiesiog po to grįšite su srovės mygtuku. Galite didinti šitą laiko tarpą, kada jis pats automatiškai įsijungia. Ir čia rodo, į kurią pusę banknotai jie gali tiesiog grįžti arba likti anoj pusėj. Dabar padarėm, kad anoj pusėj, tai liks ir anoj pusėj. Ir kalba nusistato ir dar galimybė šitą įrenginį nuresetinti, tai gamintojo nustatymas. Hold on.
End of ir mes grįžtam iš meniu. Na ką, ir dabar mes nustatėme, kad jis tiesiog išlystų ir nesulaikytų eurų. Tai jie tiesiog, matėte, iškrito. Kita kupiūra iškrito ir viskas, jeigu dega žaliai, tai reiškia geros, jeigu mes dedam irgi gerus, tai vat rodo, kad raudonai kažkas negerai ir mum kupiūrą atgal grąžino ir parodė raudonai. Tai va, tai tiek apie šitą tikrai fainą įrenginuką, tikrai geras, siūlau įsigyti.